Tai ką, šiandien yra ketvirtadienis ir šiandieną darysime kojas. Per kiekvieną pertrauką po 20 pritūpimų su šaliukais. Ir tai jūs vėl tikriausiai skipinat. Aš atėjau visgi. Nu tai ką, darom? Taip. Gerai, pradedam. Aš apspėjau. Tai jūs pradėjo, žinot, kaip jis apsispjovė. Ir aš vos nesupeilinau. Taisyklės išlieka vėl tokios pačios. Mes turim padaryti 20 iš eilės. Manau, šiandien pavargsim normaliai, nes šitas pratimas treniruoja fast twitch muscle fibers, kurie žymiai greičiau pavarga negu slow twitch muscle fibers, kuriuos mes treniravome antradienį. Ir man pati pradžia nebuvo sunki, bet man jau skauda. Man jau skauda kojas. Ir tai šalta, tai jau reikia įti pamoką. Einam greičiau. Mums jau liko 5 minutės iki pamokos ir neturim savo operatoriaus. Jis kažkur pabėgo. Mykolo nerandam. Tai tai dabar mane pafilmuos, aš pafilmuosiu tai. Ir per kunciją turėjom bėgiot, šaudyklinį bėgimą. Todėl kojom jau truputį dždy. Taip. Važiuom. Gerai, mano eilė. Kaip dega? Tai dabar darys. Mum baigiam. Mum jau praėjo 3 pamokos. Dabar yra trečia pertrauka. 3. Jau prasidėjo 4 pertrauka ir tai reiškia 20... Ir praėjo 4 pamokos. Reiškia 20 pritūpimų. Su šaliukais. Su šaliukais. Taip, darom. Man atrodo, šiandien per daug padariau, bet aš tiesiog norėjau būti įsikinęs. Tai jis padapino. Tu patepinai? Nu ką, jau praėjo 5 pamokas ir tai reiškia, dabar yra 5 pertrauka. Judam! Važiuojam. Sunku jau daros. Aš galvojau, kad kojas bus vienas iš lengviausių dalykų, bet realiai su kiekviena pertrauka vis sunkėja ir sunkėja. Mums jau baigėsi 6 pamokas ir tai reiškia, kad ši pertrauka yra paskutinė. Taip! Tai jaučiu kažkaip negerai. Čia iš naujo. Jeigu vienas iš jūsų nukrės, mes gausim kokius plus 100 subų. Degina kojas. Degina kojas, bet padarėm. Antro bandymo man, ne, iš trečio man, jam iš antro. Iš antro. Ir šiandieną darysime kojas. Ir tą jūs nematau. Aš atėjau visgi. Tai darykit. Dar kartą. Gerai. Mums jau pasibaigė 3 pamokos. Ir dabar yra trečia pertrauka. 3. Tai darom. Iš naujo. Mano kojos. Jau vieną padarėm. Kodėl iš naujo? Dar vieną kartą. Jau praėjo 4 pamokas. Ir jau 4 pertraukos. Yra dabar. O ką? Ekonomikos projektas.